Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir tęsiam šios savaitės temą apie kūną. Ir kaip jau aišku suprantama, kad šitas kūnas, dėka šito kūno ir judėjimo jame, ir su juo, iš tikrųjų mes gaunam labai daug įvairių dalykų. Ir kūnas tai yra tas toksai, dukas sako avataras, kurio dėka mes galime įgyti patirties, turėti daug visokių įdomių dalykų ir dėka kūno mes galim prajausti, išjausti tam tikras būsenas, patirti įvairias emocijas, jas parodyti kitiems, galbūt tos pačios emocijos mus pačius veikia atitinkamai, mes elgiamės atitinkamai ir tada gaunasi tokia labai įdomi komunikacija su pasauliu ir su kitais žmonėmis. Ir kaip jau supratote, iš tikrųjų visame kame, ir labai dažnai sakau tą frazę, visame kame mes ieškame balanso. Ir tas balansas turi būti. Ir kalbant apie vidinių dalių sustatymą, taip vadinamas finansinės konsteliacijas, kūnas atlieka labai svarbias funkcijas. Ir dėka kūno mes gaunam tai, ką mes gaunam. Ir aišku, tas santykis su kūnu, jis yra labai svarbus visais aspektais, ne tik finansinėje toje temoje, tai yra ir sveikata, ir gėris, ir grožis, ir kas tik tai benori. Ir kūnas iš tikrųjų tai yra tas toksai, vadinkim taip, vienas iš sudedamųjų dalių, kuris sugeba sugeneruoti, kaip čia pasakyti, sugeneruoti tam tikrus momentus ir dėka kūrybiškumo pagaminti galbūt net produktą, pasiūlyti kitam ir padaryti mainus, vadinkim taip. Ir visada yra, aš seniau labai dažnai nesuprasdavau, kai specialistas sakydavo, aš nesu resurse, suprantate, man buvo labai sunku suprasti, kad tu gali nebūti resurse, eiti žmonės ir būti neresurse. Ir kai aš pradėjau iš tikrųjų studijuoti tam tikrus momentus apie tam tikrus resursus, kaip juos turėti, kaip juos išgauti, tai vienas iš momentų yra mano kūnas. Ir pasirūpinti savimi. Vėlgi, tas pasirūpinimas savimi, priežiūra savo kūno, jinai turi būti, kaip čia pasakyti, turi būti pageidautina, kad jinai būtų tokiam geram stovyje, nes labai priklauso nuo mūsų jausenos, būsenos ir sveikatos stovio, ar mes galėsime uždirbti pinigus ar ne. Tai iš pažiūros atrodytų labai paprasta, o iš kitos pusės, kai pradedi gilintis, tai yra labai sudėtinga ir visaka. Ir rytoj, pratęsiant šitą mintį, papasakosiu apie tam tikrus momentus, kurie labiausiai įtakoja į piniginę mūsų sferą. Taigi, su jumis buvo aš Ingrid ir iki rytojaus. Ate.